Prižadu, kad niekur nesitrauksiu, kol atsimerksi ir pažiūrėsi į mane. Que no me voy a mover de acá hasta que vos abras esos ojos y me mires. Te lo prometo. Nesąmonė, niekad nebaigsim. Dar reikės tą praktinį darbą padaryti. Negaliu patikėti, eik. Eik skudurų atnešt. Ką? Abu einam skudurų. Ne, pažiūrėsiu, ar Mija atrašė. Tu ateisiu. Aš įsimylėjau Miją. Taip, o ką? Nieko, tik norėjau, kad prisipažintum. Prisipažįstu. Ne, negali būti. Kas atsitiko? Mija parašė. Ką rašo? Palauk, dar neatsidarė. Frankai, atsakysiu trumpai, nes mes labai užsiėmė. Visiems labai patinka Eševai. Erevai, ne Eševai. Aha, ša. Po kiekvieno koncerto kviečia pakartuoti ne 3 ar 4 kartus. Ką apie meilę rašo? Čia tik įžanga. Negaliu aprašyti, ką mes išgyvenom. Jaučiamės kaip sapne. O tu ją sapnuoji naktį ir dieną. Leisk paskaityti. Nesispjauj. Atstok. Šlikštų, skaityk. Vos nepamiršau, Marisa sakė, kad turi pašto dėžutę ir nori sužinoti, kas tau sakė, kad neturi. Šit kaip. Ar parašė, kad bučiuoja? Ką ten darysi? Sutrukdysi tos apgailėtinos šutvės koncertus, Inesa. Kodėl nori prisišauk bėdą? Palauk, kol vaikai grįž, tada susitvarkysi. Neįtikinsi manęs, Inesa, tam snargliui reikia parodyti ribas. Su rėmėjais nepavyko, dabar uždarysiu stadioną. Na gerai, paskambink, kai nuvažiuosiu. Inesa, turiu svarbesnių reikalų, nei tau skambint, kai nuvažiuosiu. Aš nemažas vaikas. Atsiliek tu, Inesa. Pasakyk, manęs nėra. Išvažiavau, manęs nėra. Alio? Taip, čia pono mero telefonas, bet šiuo metu jis negali kalbėti. Kas skambina? Švietimo ministro patarėjas? Tu pakviesiu. Alio? Taip, ponė. Pakvieskit savo viršininką. Taip, čia Bustamante. Žinoma? Jimenezai, kaip laikotės? Gerai, gerai. Taip, rūpinuos visko, ko reikia rūpintis. Taip, ruošiausi išeiti, bet turiu laiko. Ko norėtumėt? Dabar? Taip, žinoma, mielai. Be abejo, lauksim jūsų namuose. Labai malonu. Iki pasimatymo, Jimenezai. Atvažiuoja. Kas atsitiko? Gal čia mandagumo vizitas? Inesa, negi manai, kad švietimo ministro patarėjas turi laiko mandagumo vizitams? Na, norėjau... Geriau nieko nesakyk, Inesa, neaušink burnos kvailom šnekom. Gerai, o kaip kelionė? Nevažiuosiu, paskambink į kelionių agentūrą ir paprašyk, kad man užsakytų kitą bilietą, skrisiu vėliau. Ir lagaminus išnešk. Ir kavos išvirk. Dieve mano. Labai skanus užkandžiai, Frankai. Mielasis, apie ką galvoji? Apie tą niekšą Bustamantę. Nekvaršink savo galvos, Miranda žadėjo padėti. Žinau. O kas, jeigu jam nepavyks? Mielasis. Atsiprašau, Frankai, ar jūs gimėt pesimistu? Ar laikas tokią žymę paliko? Puikiai pasakyta, Hilda. Dabar abi imsit iš mane šaipytis? Ne, mielasis, norim, kad nusiramintum. Atsiprašau. Alio. Miranda, pagaliau. Laukiu jūsų skambučio. Tikrai? Jūsų skundas pasiekė ministro patarėją. Puikiai naujiena. Nežinau, kaip jums padėkot. Jūs man labai padedat. Žinoma, susisieksim. Labai ačiū. Miranda skambina. Sakė, kad viskas klostosi puikiai. Jeigu nebūtum pasakęs, nebūtume supratusios, mielasis. Nepambėk, užkaskit, labai skanu. Gerai, dabar ir valgyt linksmiau. Kodėl sakė, kad Marisa neturi dėžutės? Nežinau, kad turi. Pasakyk tiesą, norėsiu žinot, kur jie koncertuoja. Paleisk. Pasakyk tiesą arba gausi. Aš neprivalau to aiškintis. Neprivalai. Man nepatinka, kai mane laiko kvailiu. Tikiuosi dar ko nors neiškrėsit. Ne, mokytojau, patikėkit. Pasitikėkit mumis. Kaip tada, kai prašėt ventiliatorių jungti? Nepykit ant mūsų mokytojų, pažiūrėkit. Matot, mokytojau, kaip tvarkinga. Parodykim paveikslą. Gerai. Štai. Gražus, tiesa, tikrai? Tinka? Dar ne viskas. Noriu, kad teoriškai jį pagrįstumėt. O kam? Ir taip aišku, čia moters išsilaisvinimas. Mes išlaisvinam, bet vis tiek turės vyrui skalbti ir gaminti. Tylėk, praeito amžiaus mačystė. Nesiginčykit. Kągi, matau, kad padarėt visas užduotis. Dabar galit mėgautis laisvą popietę. Valio! Švęskit, kai išeisiu. Labai ačiū. Jėga! Vaikai, dar galim surengti varžybas. Mes pavargę, Pilara. Visi pavargę, bet čia vienintelė proga. Stadionas užsakytas iki šiandien. Ne, aš labai pavargęs. Aš irgi. Gerai, tada pinigai mūsų. Taip.
Ką, pinigų mes jums netiduosim. Apsispręskit, patys siūlėt žaisti futbolą. Einam į stadioną arba pinigai mūsų. Einam, persirink, greičiau. Nenorėjai žaisti. Kas tu daros? Man reikia pinigų, einam. Eikit, eikit. Mergaitės, mums reikia laimėti bet kokią kainą. Ar pasiruošusios stadione atiduoti visas jėgas? Pasiruošusios. Ne, Sole. Tvarkytis nenorėjai, dabar nežaisi. Kas tu tokia, kad nuspręstum? Visos taip nusprendė. Tiesa? Taip, komandai mums nereikia blogų kolegių. Eikit velnio apkvaišos. Mergaitės, apranga spintelėse, einam persirengti. Palaukit mano apranga kambarį. Persirengsiu ir ateisiu. Ką tu čia veiki?